mums pirmiausia tai yra pavyzdys, kaip miesto teatro visuomenė, bendruomenė, inteligentai, kaip sakykime, jie nebijojo pasakyti, kad grįžo Stalino laikai. Tai pas mus tie Stalino laikai vadinami jau seniai tęsiasi. Ir mes buvom sukūrę Solidarumo profsąjungą. Ir nebijosiu tų žodžių, Solidarumo profsąjungos narės buvo išgaudytos ir jos savo norų parašė atsistatydinimą. Ir liko dar keletas, bet jau mes neturim jėgų kovoti. Ir mūsų yra labai konfliktiška direktorė, kaip pavyzdį galiu paminėti, kad turėjo su 2 darbuotojam teisminius procesus ir mes nežinom jos baigties, bet žinau, kad jinai turėjo direktorė gerą advokatę, žodžiu, bet vieną teismą, kiek žinau, jinai pralaimėjo. Mes nesigilinom į tą dalyką, bet buvo tokis dalykas, kad buvo užsisėsta ant Solidarumo profsąjungos narių ir negeri dalykai. Ir penktadienį mano kolegė auklėtoja gavo telefoninę žinutę, kad jinai yra žodžiu atleidžiama iš darbo. Ir kai jinai kreipėsi į direktorę, nebuvo jokios diskusijos. Grupėse dirbdamos auklėtojos negauna pagalbos iš specialistų komandos, tiesiog jai negauna. Mūsų vaikai yra sunkus, hiperaktyvūs, su proto negalėm, su kitais raidos sutrikimais. Ir žmonėms reikia, dirbant su tokiais vaikais, reikia pritaikytos aplinkos ir vidaus, ir lauko. Pas mus toli gražu ta aplinka tikrai nėra pritaikoma. Ir būdami mes pedagogai, mums tiesiog yra gėda kalbėti, kaip turėtų būti. Bet mes dar apeliuojam į direktorę, kad jinai suklus, jinai atsisuks pirmiausia į vaiką, į žmonės dirbančius. Nes yra dabar pas mus taip žmonės suskirstyti, kaip sakyt, yra žmonėm taikomi dvigubi standartai. Viename nematys rastokyje, o kitame krislą. Ir direktorė tą puikiai žino, jinai tiesiog su daugeliu žmonių konfliktavusi, išleidžia iš darbą, priima savo žmonės ir kad kažką per jos darbo metus, kad kažkas pagerėtų ženkliai vaikų gyvenime, ugdyme, jų kokybėje, aš negalėčiau to pasakyti. Na, apie tą atvejį papasakokite, dėl ko atleido jūsų kolegė? Kolegė, žodžiu, dirbdama naudojo tokią priemonę kaip fiksavimą hiperaktyviam vaikui. Ir ta priemonė gal buvo nelabai tinkama, nes mes neturim kitų priemonių. Ir tuo metu dirbo, direktorė pavadavo pavaduotoją Janavičienė. Ir jinai paprašė, kad auklėtoja pasirašytų pasiaiškinimą, jinai iš viską konkrečiai išdėstė, ten reikėjo svarstyti ir galvoti, kaip padėti, o ne atleisti tam žmogui ir dar koks atleidimas atsiųsti žinutę. Žmogui buvo šokas. Šitaip aš neįsivaizduoju, gal čia yra teisėta, bet mūsų direktorė tai jau turi patirties teismuose su žmonėm. Tiesiog yra žiaurus atvejis, darbuotojos atveju, darbuotoja pradirbusi 20 metų. Ir o pagalbos nėra. Ir yra dvigubi standartai. Yra žmonėm taikomi dvigubi standartai, kurių tiesiog į televizijos kamerą net būtų gėda kalbėti. Kokiu veiksmu imsis, kaip ir pagal įstatymą priklausytų, jeigu yra kažkokie, sakykime, profsąjungų atstovės ar pirmininkė Solidarumo ar iš esmės darbuotojo ir juos įsako ir išdėsto raštu, tai kaip ir priklausoma, mes tuos teiginius patikrinsimės ir jeigu jie pasitvirtins, vėl spręsim pagal įstatymo raidę. O kaip reaguojate į tai, jog vaikai, kaip sakė ta ponia, ir fiksuojami, ar išami, ar čia nereikėtų kažkokių priemonių imtis? Aš manau, kad iš principo, kadangi esu medikas ir dirbau, kaip jūs sakėt, ir kūdikių namus vaikus teko gydyti ir kiek būdavo skyriui pas mane pirmam vaikų, kur aš buvau vedėjas kažkada, tai aš juos visus gydžiau. Taip, yra būtinybė kai kuriuos vaikus kaip ir ligonius fiksuoti tam tikrose situacijose, bet tai vėl turi būti daroma civilizuotai, tai turi būti daroma atitinkamai su mano supratimu vaikantis vėl, kad to vaiko nesužaloti, yra tam tikros priemonės, tai turi spręsti specialistai. Kūdikių namuose yra ir neurologas, ir psichologai, ir visokie kitokie dalykai. Ir tas turi būti daroma, kaip priklauso, kad nenukentėtų vaiko interesai, bet negalima tos vaikas, jeigu jis ten paėmęs ar pagalį, ir šepitį, ar kuo nors, ar ten, daug įvairių variantų yra, ir pakenks kitiem vaikam, tai jūs puikiai suvokėte, kad
tie veiksmai iš jo pusės turi būti apriboti, maksimaliai nepažinti jo interesų. Bet negali būti jo interesai aukščiau už kitų vaikų interesus. Tai vėl čia rasti, kaip čia pasakyti, pusiausvyrą tuose visuose priimtuose sprendimuose, nemanau, kad yra labai lengva, bet tai reikia daryti. Ar bus imtasi kažkokių priemonių dėl to, kad, kaip sako ta moteris, kad fiksuoti vaikus nėra priemonių, tai juos kartais fiksuoja pėdutėmis, kažkokiais medžiaginėmis juostomis ir taip toliau. Tai turėtų greičiausiai būti civilizuotai. Aš tą ir sakau, kad tai turėtų būti daroma civilizuotai. Gal kartais parankinė, pajuokausiu, priemonė, pavyzdžiui, pėdkelnės moteriškos kojos buvo parankinė priemonė. Jos ir pakankamai, kiek aš suprantu, kadangi žmoną turiu, tai jos ir pasitempia ir atpalaiduoja ir ta prasme negali tavęs ir nubrosdyti, nes pakankamai tai galima naudoti, mano supratim, reikalui esant ir parankinės priemonės. Bet aš nenoriu kalbėti į priekį. Aš dar kartą galiu pakartoti, kai bus surašyti visi faktai, kai patikrins profesionalai ir specialistai tuos teiginius, kurie kai kurie taps faktais, kai kurie bus paneigti, tada ir spręsime vėl, vadovaudamasis darbo kodekso ir įstatymais, kokių priemonių reikia imtis, kaip reikia tą klausimą spręsti. Ar neapsunkis tyrimo tai, kad ponios Jezepčikinės kūdikio namų direktorės vyras yra tarybos narys, ponas Vytas Jezepčikas? Aš manau, bent kas pažįsta mane, tikriausiai jūs irgi pažįstate, tai man papildoma priemonė, kad pasižiūrėtum, ta prasme, objektyviai ir kad pasižiūrėtume dar daugiau, negu jeigu neturėtų jinai vyro Jezepčiko tarybos nario.